Kaip jūs laikotės? Ačiū Dievui, malonu, kad mūsų daug susirinko. Ir paprašysiu operatorių jungti, paruošti vizualią medžiagą. Ir šiandien norėčiau pašnekėti tokią gan paprastą galbūt temą, priminti paprastą istoriją, kuri parašyta Evangelijoje pagal Joną, 9 skyriuje. Ir aš pavadinau ją taip: kodėl aklieji praregės, o regintieji liks tamsoje. Ir norėčiau kartu su jumis man kažkodėl neveikia, jau galit sutvarkykit. Gerai, kol operatoriai tvarko. Norėčiau priminti tą istoriją ir perskaityti Evangeliją pagal Joną, 9 skyrių, nuo 1 eilutės. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas? Jėzus atsakė: nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kol yra diena. Ateina naktis, kada niekas negalės dirbti. Kol aš esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Iki šitos vietos. Norint suprasti apskritai visą tą atmosferą, kas vyko tuo metu, bent jau Biblijos komentatoriai sako, kad šitas įvykis įvyko per palapinių šventę arba kada ta šventė buvo jau pasibaigusi, ten kelios dienos po jos pasibaigimo. Ir įdomu, kad apskritai suprast, šitos šventės tokie buvo du įdomus atributai arba du tokie simboliai, tai vanduo ir šviesa, kurie šiaip su šita istorija labai yra susiję. Ir vandens ceremonija buvo tokia įdomi, kad kiekvieną rytą vyriausias kunigas su visa procesija, skambant trimitams, muzikai leisdavosi nuo švento kalno, nuo šventyklos prie maudyklos, ten pripildavo į ąsotį vandens ir po to tą vandenį užliedavo ant aukuro. O kitas toks įdomus atributas buvo, kad naktimis per tą šventę Jeruzalė tapdavo tokiu kaip šviesos miestu. Visos šventyklos kieme buvo uždegamos dideli žibintai ir šviesa buvo tokia ryški, kad apšviesdavo daug gatvių. Ir būtent tokiame fone, kaip mes jau sakėme, kad arba jau ta šventė dar ėjo, arba jinai buvo ką tik pasibaigusi, Jėzus ir pasako šitos tokius radikalius žodžius, kad aš esu pasaulio šviesa. Ir tai ne tiesiog kažkokia kaip ir metafora, tai jis skelbia, kad tai yra realybė. Ir jis ne tiesiog pasako, o jis parodo ir tą savo veiksmais. Nes ten jie su savo mokiniais praeina tą aklą žmogų. Ir kas tas buvo aklas žmogus? Kas jis toks buvo? Tų metų, tais metais arba toj visuomeniai aklas žmogus, jis dažniausiai užimdavo patį žemiausią socialinį laiptelį. Buvo toks terminas vadinamas, kad kaip gyvas numirėlis, tai tiesiog reiškia, kad jisai ne tiesiog neturi regėjimo ir elgeta, bet jisai kaip aš arba savo asmenybės, tiesiog jos neturi. Nes jisai buvo visiškai laikomas nepilnaverčių visuomenės narių, negalėjo dalyvauti gyvenime, negalėjo dirbti, savęs išlaikyti, neturėjo visiškai jokio socialinio statuso, negalėjo ir šeimos susikurti, galiausiai jis netgi negalėjo religiniam gyvenime pilnavertiškai dalyvauti. Vienintelis jo turtas buvo jo apsiaustas, jo kažkokie skarmalai, kur dieną jis tiesiog galėdavo padėsti, kad jie mesdavo kažkokią išmaldą, o naktį tiesiog jie susiriest, kad apsisaugot nuo šalčio. Ir kitas svarbus jo toks aspektas, kad jisai buvo gan pasyvus žmogus.
skirtingai nei kiti kažkokie Biblijos herojai, kurie yra aprašyti Biblijai, šitas žmogus pradžioje apskritai nieko neprašo Dievo. Jis tiesiog sėdi, mes nežinome, žinojo Jėzų, girdėjo apie jo kažkokius stebuklus ar ne, jis tiesiog yra pasyvus, gyvena visiškai nevilty, beviltiškam gyvenime ir tiesiog laukia išmaldos. Ir mokiniai užduoda tokį klausimą, tokią kaip teologinę dilemą, tai kasgi nusidėjo? Jis ar jo tėvai? Ir iš tiesų šitas klausimas nėra pasakytas šiaip savo, nes tuo metu vėlgi dominavo tokia kaip griežta taisyklė, kad priežastis yra priežastis ir yra ir pasiekmė. Kitaip sakant, jei kančia yra, tai reiškia, kažkur buvo nuodėmė. Kodėl buvo taip galvojama, taip sakoma, nes remdavosi, buvo tokie požiūrio taškai, kad galėjo būti tėvų nuodėmė, jie remdavosi Senojo testamento eilutėmis, kad tikėtina, kad vaikai gali kentėti už kažkokias vaikų, tai yra tėvų kaltes, arba kad pats netgi žmogus galėjo dar be gimstant motinos iššiose padaryti kažkokią nuodėmę. Ir taip, sakykime, iš prigimties buvo sugedęs žmogimi. Todėl tais laikais toks mąstymas buvo iš tikrųjų įprastas. Ir istorija sako, kad netgi buvo labai normalu eiti ir per tokio žmogaus nusispjaut prie jo. Ir čia buvo tiesiog kaip paniekinimo ženklas, bet ir dar tai buvo ir toks prietaras, kad tiesiog bandom nuvyti blogas dvasias nuo mūsų šeimos. Todėl šis aklas žmogus ne šiaip pasiekė gyvenimo dugną, jis ten gimė, egzistavo visą savo gyvenimą, kito gyvenimo jis net nežinojo. Žmonių akise, ir manau jis pats jau buvo tikrai susitaikęs su tuo, kad jis yra gyvas įrodymas dieviškojo pykčio, kad Dievas yra piktas, kad jis yra tiesiog gyvenimo klaida. Ir štai tą įprastą dieną, kaip Jėzus ėjo su mokiniais, mokiniai klausė Jėzaus, kas nusidėjo. Ir įdomu tai, kad galbūt tas aklasis buvo aptarinėjimas jam girdint tuos visus žodžius, bet Jėzus labai radikaliai atmeta tą tokią poziciją ir tą visą logiką, kas nusidėjo. Jis pareiškė, kad aklumas nėra kažkokia bausmė, bet galimybė pasireikšti Dievo darbams. Jėzus, ką jisai padarė, jisai perkelė dėmesį nuo kažkokios priežasties, kodėl taip atsitiko, kas yra kaltas, į tikslą, o kamgi to reikia, o ir kągi padarys Dievas iš to. Įdomu tai, kad šitas vargšas žmogus negalėjo net matyti Jėzaus arba Kristaus, bet Jėzus pamatė jį ir atkreipė į dėmesį. Toliau truputį paskaitėme ir tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė iš purvo seilių, patepė nuo neregio akis ir tarė jam, eik nusiprausk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiųstasis. Tas nuėjo, nusiplovė ir grįžo regintis. Ir iš tikrųjų Jėzus veiksmai šiek tiek tokie kaip šokiruojantis atrodo, kodėl jis čia taip padarė, toks keistas būdas, negalėjo tiesiog pasakyti išgyk ir viskas, bet vėlgi galbūt tai yra surišta su ta šventė arba su ta kultūra. Ir yra tokie kaip įdomus du tokie paaiškinimai, kad Jėzus tai padarė kaip kūrimo simbolį. Jeigu pamenat, pradžios knygoje Dievas iš dulkių sukūrė žemę, tai taip pat jisai pakartojo tą patį simbolį, kad sukurt akis tam naujam žmogui. Ir kitas dar įdomesnis paaiškinimas, kad Jėzus tą paniekinimą apvertė. Toj kultūrai buvo normalu tiesiog nusispjausti prie to žmogaus, kad tai buvo šlykštus ženklas, bet Dievas paima tą pasišlykštėjimo ženklą ir apverčia jį ir padaro jį gydymo simboliu. Toliau,
Jėzus siunčia tą žmogų nusiplauti į Siloamo tvenkinį. Galimai galiausiai jam reikėjo nueiti kažkur gal daugiau nei 0,5 kilometro kelio ir tas kelias ėjo labai stipriai žemyn. Ir kelionė nuo šventyklos kalno iki tos maudynės jam buvo ne šiaip kažkoks toks paprastas maršrutas, tikriausiai ir fiziškai buvo sunkus, bet ir iš tikrųjų tai buvo toks kertinis jo tikėjimo egzaminas. Eidamas per visą miestą, purvinų veidų, jeigu tai buvo šventė, tai buvo tikriausiai surinkę daug žmonių, visi jie matė, tai tikriausiai jam buvo irgi dar toks kaip pažeminimas. Tačiau jisai pasirinko tokį besąlygišką paklusnumą. Ir tai jisai padarė dėl to, kad išgirdo kažkokį pažadą iš nepažįstamo žmogaus. Dėl Dievo žodžio, į kurį jis tiesiog įsikabino ir daugiau to žodžio niekad nepaleido, nes patikėjo. Įdomu, kad tvenkinys, tas, kurio pavadinimas Siloamas, kas reiškia pasiųstasis, jisai simboliškai nurodo į patį Jėzų Kristų, kad mes turime eiti pas jį. Ir nusiplovęs purvą, jisai patyrė savo didžiausią gyvenimo stebuklą. Biblija rašo taip, kad kaimynai ir tie, kurie anksčiau matydavo jį aklą, klausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas. Vieni sakė, taip, tai jis, kiti ne, jis tik panašus į jį, o jis atsakė, tai aš. Ir įsivaizduokite, iki šiol šitam aklam žmogui, kuris neturėjo visiškai jokio statuso gyvenime, jo gyvenimas buvo tik garsai, kvapai, kažkiek galbūt taktiliniai veiksmai. Jis net neįsivaizdavo, kaip atrodo aplink gyvenimas, spalvos ir apskritai, kas jį supa. Ir kada jis pradėjo matyti, jo gyvenimas ant tiek pasikeitė, tas stebuklas buvo ant tiek nuostabus, kad net kaimynai ir visi pažįstami, kurie aplink jį supo, negalėjo jo atpažinti, nes jisai pasikeitė. Nes dabar jisai tapo kažkokiu, atrodo, kitų žmogumi. Atrodo įdomi istorija, Dievo stebuklas, bet istorija tęsiasi. Ir įdomi detalė, kad visas tas veiksmas, tas visas išgijimas, jisai vyko šabo dieną. Ir galbūt mums tai atrodo šiandien yra kažkokia smulkmena, tačiau tais laikais tai buvo vos ne kaip didelis nusikaltimas. Nes pagal fariziejus ir jų visą teisę egzistavo netgi beveik 39 darbų kategorijos, kurios buvo draudžiamos. Ir Jėzus pažeidė mažiausiai kelias iš jų. Tai minkimas, jisai iš seilių sumaišė žemę, čia jau buvo darbas. Lyginimas, jisai patepė, tai irgi buvo darbas, ir galiausiai gydymas. Pats išgydymo faktas, nes šeštadienis buvo, arba šabo diena buvo leidžiama gydyti tik tas ligas, kurios tikrai grėsė mirt. Aklumas nebuvo kažkokia mirtina liga, todėl tai buvo draudžiama daryti. Todėl tai labai supykdė fariziejus ir jie pradėjo aiškintis, kas čia įvyko. Ir jie kalbėjo tokius žodžius, kai kurie fariziejai kalbėjo, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo, o kiti sakė, kaip galėtų nuodėmingas žmogus daryti tokius ženklus. Ir jie tarp savęs nesutarė. Tai, kas įvyksta toliau, mes greitai praeisime, tiesiog evangelistas Jonas labai aprašo tokią detalę teismo procedūrą, nes tą aklą žmogų nusiveda pas fariziejus ir jam pasako tokią paprastą labai logiką. Žiūrėk, Dievo žmogus negali pažeisti Mozės įstatymo, šiuo atveju šabo, o šitas žmogus, kuris kažką padarė, jisai pažeidė šabo ir išvada labai paprasta, Jėzus nėra iš Dievo. Bet tarp tų visų žmonių, tarp fariziejų kyla kažkoks skilimas, nes stebuklas tikrai įvyko, tai patvirtino ir pats žmogus, aplinkiniai žmonės, ir to stebuklo ignoruoti visiškai nebuvo galima.
Ir kaltintinai sprendžia dabar jau diskredituoti patį stebuklo faktą. Ir tas teismo procesas tęsiasi, ir taip jeigu trumpai apžvelgti, fariziejai po to iškviečia tėvus, bet jie iš tokios kaip panikos, apimti panikos būsenos, nes priežastis yra tokia, kad jeigu kažkas iš žydų pripažins, kad Jėzus yra Kristus, tai bus atskirtas nuo sinagogos. Ką tai galėjo reikšti tais laikais, tai tiesiog buvo tokie du atskirimai, vienas toks paprastas, 30 dienų atskirimas, kad tiesiog artintis buvo draudimas prie žmonių, arčiau nei prieš kelis metrus draudimas dalyvauti bendrose maldose, bet buvo ir toks visiškas atskirimas nuo bendruomenės ir jeigu tave atskiria nuo sinagogos, tu negali jau prekiauti, negali mokytis, bendradarbiauti su žmonėmis, tai tiesiog kaip prilygo, kad būsi pasmerktas badui arba visai tremčiai. Todėl tėvai to aklo žmogaus pasirenka tokią galbūt taktiką, kad jie patvirtina, taip, čia mūsų sūnus, bet atsisako liudyti prieš tą išgydytoją. Tiesiog sako, klauskite jo paties, jisai yra suaugęs, jisai pilnametis. Todėl jie antrą kartą pasišaukia tą neregį ir jam pasako tokius žodžius, kad šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Ir ta formuluotė šlovink Dievą, tai čia nebuvo kaip mes dabar suprantame, kad pašlovink Dievą, čia buvo kaip priesaikos formuluotė, kad sakyk tiesą Dievo akivaizdoje ir prisipažink. Tiesiog tame kontekste tai galėjo reikšti, kad įsižadėk Jėzaus arba prisipažink, kad čia tu nebuvai galbūt aklas. Tačiau vėlgi pralaimėjo tą argumentų mūšį, po to netgi susidūrė su tuo aklo ironija, kuris jiems jau tiesiog pradėjo sakyti, kad galbūt jūs galite tapti mano mokiniais. Jie galiausiai grėbėsi tokio paskutinės taktikos, tiesiog jį jau puola ir sako, tu gimęs nuodėmėse ir liksi. Ir galiausiai jį tiesiog išvaro iš sinagogos, galbūt ištėmė arba, kaip ir minėjome, kad galimai atskyrė jį apskritai nuo visos bendruomenės. Taigi, ir galim būtų sakyti, kad galbūt istorija čia galėtų ir pasibaigti, bet iš tikrųjų istorija čia nesibaigia. Jėzus sužinojęs, kad jis yra išmestas, jis pats susiranda tą žmogų ir ateina ir jam ten Biblijoje parašyta tokie žodžiai. Jėzus išgirdęs, kad jie išvarė į lauk, surado jį ir paklausė, ar tiki Dievo sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė jam, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Tada jis sušuko, tikiu viešpatė, ir pagarbino jį. Ir būtent šitame praregėjime, tai yra šitame dialoge įvyksta toks galutinis praregėjimas, nes iki šiol tas žmogus jisai nematė Jėzaus, jis tik girdėjo jo balsą. Jisai anksčiau buvo sakęs, kad tai tiesiog žmogus atėjo prie manęs, pasakė ir aš nuėjau ir praregėjau. Po to kalbėdamas su fariziejais, jisai sakė, kad čia yra pranašas, nes niekas daugiau tokių žmonių negali padaryti. Ir galiausiai jisai, pamatęs Jėzų, pasako, kad tikiu tami viešpatė ir padėjo jį garbinti. Jis pripažino, kad tai yra Dievo sūnus. Manau, kad iš šitos istorijos iš tikrųjų mes galim pasiimti savo daug įvairių pamokų ir raginu kiekvieną paskaityti, įsigilinti į tas detalės ir panagrinėti. Bet kadangi mūsų laikas greitai bėga, aš tik noriu palikti tik kelias galbūt pamokas, kurias noriu, kad mes visi įsimintumėm. Ir viena iš tokių svarbiausių galbūt pamokų, prisimenant tą istoriją, kad kančia arba bet koks tavo išbandymas nebūtinai yra bausmė už asmeninės nuodėmes. Mokiniai ir netgi fariziejai vadovavosi tų laikų taisyklę, kad jei kenti, vadinasi nusidėjai, arba tu, arba tavo tėvai, bet Jėzus atmetė šitą logiką. Ir teigdamas, kad tas aklumas šito žmogaus yra ne kažkokia bausmė, o galimybė.
Jis perkelia dėmesį nuo kodėl, nuo tos priežasties į tikslą. O kamgi? Taip, kad tam pasireikštų Dievo darbai. Todėl pažiūrėkime į savo gyvenimus. Mes visi susidurėme su kažkokiais sunkumais, kritiniais išbandymais. Ir mes visada galbūt užduodame savo klausimą, o kodėl taip įvyksta. Bet ar mes galvojame, o koks viso to tikslas? Gal Dievas kažką nori mums apreikšti dabar, gal kažką nori parodyti, gal nori kažko mūsų išmokyti, gal nori pakeisti mūsų charakterį. O gal tai tiesiog priminimas, kad mes turime Dievą ir mes kaip krikščionys galime į jį kreiptis. Šitos klausimus aš kviečiu mus visus apmastyti, pagalvoti. Kita pamoka tai, kad tikras tikėjimas reikalauja kažkokios rizikos ir paklusnumo. Tas aklas žmogus turėjo eiti per visą miestą su purvu ant veido, rizikuodamas būti išjuoktas. Tai buvo jo tikėjimo išbandymas. Bet stebuklas įvyko tik tada, kada jis pakluso nurodymui ir įvykdė jį. Dažniausiai, kad įvyktų kažkoks stebuklas tavo ar mano gyvenime, mums reikia žengti tikėjimo žingsnį. Netgi kad atrodo, kad kartais tai gali būti nelogiška arba sunku, bet svarbu, žiūrint į šitą istoriją, padaryti tai, ką sako Dievas. Ir klausimas kiekvienam iš mūsų, ar mes girdime jo balsą, ar žinome jo norus, ar žinome jo valią. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau dar atkreipdėmėsi, tai paskaitome paskutinės eilutės iš šitos istorijos. Tai, o Jėzus pasakė, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Prie jo esantys fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus jiems atsakė, jei būtume akli, neturėtumėte nuodėmės, bet dabar sakote, mes regime. Todėl jūsų nuodėmė pasilieka. Ką reiškia šitie paskutiniai Jėzaus žodžiai? Jei būtume akli, jei fariziejai pripažintų savo dvasinį kažkokį skurdą ir pasakytų, kad mes nesuprantame, mes galbūt klystame, mums reikia Dievo, jų nuodėmės būtų atleistos. Bet jie sako tai, kad mes regime. Fariziejų apskritai tragedija buvo tai, kad jie buvo įsitikinę savo kažkokių teisimų. Jie manė, kad jie viską žino, kad jie yra šviesa, jie turi visą teologinį pripažinimą ir galiausiai atmetė Jėzų. Ne todėl, kad kažkokių trūko įrodymų, nes įrodymų pilna, o todėl, kad manė, kad jiems nereikia jokio gelbėtojo. Toliau Biblijoje mes galime skaityti, kad tiesiog jie jam pavydėjo. Jie žinojo, kas jis toks yra. Todėl jūsų nuodėmė pasilieka. Jūsų nuodėmė pasilieka ne todėl, kad ji kažkokia labai per didelė ar per sunki, kad Dievas ją atleistų, bet todėl, kad jie atstumia tą vienintelį gelbėtoją. Ir atsakant į tą klausimą, kurį uždavinėjau pradžioje, kodėl akliai praregės, o regintieji liks tamsoje, tie paskutiniai žodžiai yra kaip įspėjimas, kad religija be Dievo pažinimo, be mūsų nuolankumo dvasios veda į pražūtį arba veda į niekur. Tikrasis regėjimas prasideda tada, kai tavo puikybė arba tavasis aš pakeičia drąsa prisipažinti, kad aš be Dievo esu aklas ir man Dievo reikia. Linkiu kiekvienam iš mūsų išgirsti Dievo žodį, išmokti girdėti jo žodį per šventą raštą, per maldą, kada Dievas kiekvienam sakom galbūt asmeniškai, per brolius, per sesės. Ir maža to tiesiog girdėti tą žodį, bet pradėti jį ir vykdyti. Ir galiausiai kiekvienam linkiu, kad jeigu mes girdėsime Dievo žodį ir jį vykdysime, kad gerėtis tais stebuklais, kuriuos daro Viešpats kiekviename iš mūsų gyvenime.
Ačiū Dievui ir kviečiu visus mus atsistoti ir pašlovinti Jėzaus vardą.